Sveiki, sugrįžę į Koto kanalą. Taigi, šiandien, bičiuliai, ką mes padarysim, mes pažiūrėsim į dar vieną produktą iš mūsų jau pamėgto Lietuvos karinės ekipuotės, taktinės ekipuotės gaminto, tai būtų Karo Tactical. Ir šitą liemenę jau esat matę, jinai buvo pristatyta mūsų kanale, tai yra Karo Tactical MK2 Carrier Plate'as, ne? Į kamerbandus galite net nežiūrėti, jie yra prototipiniai, tai jisai jų nepardavinėja, Karo Tactical jų nerasi, čia yra prototipiniai kamerbandai, tai ir nebūsiu. Bet šiandien mes pasikalbėsim apie vieną iš jų irgi gaminių ir sprendimų, problemų sprendimų. Tai būtų kuprinytė, ne? Kitaip angliškai vadinamas back panelis, tai galinė panelė, pavadinkim šitaip. Dabar mes turbūt esam pripratę matyti panelės ir tikrai esu matęs ir aš pats anksčiau turėjau. Tada turiu ant kitos liemenės ir tikrai pas daugelį esu matęs kuprinytės ant šarvinės liemenės, ant nugaros, jos būna pritaisytas, primontuotas, dažniausiai persiveria per molę sistemą arba kai kurios įmantresnės liemenės turi užtrauktukus ir tiesiog jos užtrauktukais prisisega, ne? Tai ir čia jau iškyla viena problema. Kaip mes dirbam komandai ir aišku, mes tai esame matę tarp specialių operacijų pajėgų, per filmus, per silsus, ne, kurie ten visi eina, naudoja ten visokių granatų, flashbangų prisikyšę, ten daro kambarių valymą, šturmą ir dažniausiai jų kolega jums kažką ir naudos iš tos galinės panelės, tai čia viskas yra cool, tam jums yra skirtas, viskas yra gerai, bet mes, kur turim problemą, dažniausiai mes paprasti šauliai ar patys tie kariai, jie nejuda taip ir tikrai mes netaktikuojam ant tiek, kad čia reikėtų kabalyti kambarius ar ten reikėtų visą komandą prisidėję flashbangų, taip mes nedarom, mes dažniausiai viską turim ant savęs, bet tikrai yra taip, kad mes nusiperkam tas kuprinytės, susidedam ant galo, nes jos yra ir kitai atrodo ir visa kita ir galim įsidėti kažkokių papildomų ekipuotės elementų, kur jau nebegalim prisitalpinti ant liemenės ar ant pačio to vadinamo karo diržo. Bet čia kyla problema, nes tada mes turim visų pirma kažkaip tą pasimt, o tą pasimt mes galim atsiekti šitaip mums neišeis, nes mums, ta prasme, trukdo, ne? Mes nepasimsim patys, tada turim arba vienas dalykas prašyti kolegos, kad kažką paduotų iš 100, ne? Arba tada kitas dalykas jau turim kaip pasakyti, pažeist saugumą, ne, nusimamės liemenę visą, pasidedam, aš atsisegu, pasiimu kažką ir išsiimu. Tai Karo Tactical apie tai pagalvojo ir išsprendė šitą problemą. Tai jie sukūrė, dabar istorija irgi yra labai įdomi, su vienu iš NATO partnerių, ne, buvo jisai pratybose ar ten kažkokio misijoje, dar kažką. Ir išėjo, kad kalbėjo būtent apie šituos back panelius ir jisai pasakė, ko norėtų ir taip atsirado Robis Back Panel, ne? Tai Robis tai yra iš tikrųjų piliečio žmogaus vardas, kuris padėjo tą visą, kaip pasakyti, problemą iškėlė ir ten Karo Tactical atrado tą problemos sprendimą ir aš ją turiu įsidėjęs, ne? Tai jinai tą problemą išsprendžia, nes tai visų pirma mes jau žinom, kad Karo Tactical yra labai moduliarios sistemos, mes galim keisti, prisidėti, prisitaikyti kaip norim, tai nėra standartinės liemenės, ne? Jos aišku yra šiek tiek brangesnės, bet tam yra ir, kaip pasakyti, nes medžiagos yra geros, mes šnekam jau apie Near Infrared Detectable, ne, sistemas, kur jau pati visa medžiaga yra gerai padaryta, kad mes per naktinių matymo prietaisus nematom jos, kad jinai neįsišoka tarp visų kitų, kaip pasakyti, ką mes matom vaizde. Tai pabandysim, kad nors vėliau parodysim ir pašnekėsim apie šitą sistemą, o dabar štai, prašau, problemos sprendimo būdas, atrodo štai šitaip, aš turiu įsidėjęs ant nugaros Karo Tactical Robis Back Panelį, jis yra taip, atrodo, aišku, jisai yra tuščias ir dabar jeigu aš norėčiau kažką pasimt, man būtų sunku, kad tai padaryti, bet sprendimas yra paprastas. Atsisega čia ir aš galiu persimest greitai per čia ir žiūrėkit. Ir aš galiu jau prieiti, ar tai būtų papildomos dėtuvės, ar gėrimai, ar dar kažkas. Galiu viską absoliučiai prieiti, ar tai būtų šoviniai, medicina, nesvarbu. Tai tiesiog yra vaizduotės trūkumas ar vaizduotės reikalas, kad sugalvot, ką čia įsidėti. Štai atsisego ir galiu viską įsimti, ko man reikia, ne? Galiu užsisekti, pasiimiu, ką man reikia, užsimetu atgal, pasigaunu vieną šleiką, ją prisisegu, pasigaunu kitą šleiką, štai čia šone. Ją prisisegu,
ir judu ten, kur man reikia, toliau tęsiu savo užduotį, ar toliau tęsiu žygį, ar dar kažką. Ir viskas. Aišku, vienas geras dalykas yra tai, kad mes galim visą sistemą absoliučiai nusimti, ne? Aš galiu absoliučiai visą sistemą nusimu, visą backpanelį nusimu, štai taip paprastai, bet kur prisekti jau yra palikta tiek ant kamerbando, abiejų pusių tiek čia. Ir aš tą backpanelį galiu įsidėti kuprinį, jeigu man jis yra visiškai nereikalingas, jeigu ten aš turiu kažkokių daiktų prisidėjęs, aš galiu įsimesti kuprinę, užsimest kuprinę šitaip, kad mane trukdytų jisai, nespausto, nes štai dar viena kur problema yra, kad mes kaip turim užsidėję mini kuprinytės ant nugaros ir tada norim užsidėti kuprinę, tada jau mums atsiranda nepatogumai, gal biškis spaudžia, gal nepatogu. Tai jo, tai apie šitą irgi pagalvota, tai nusimėm, įsimetėm į kuprinę ir tada, kaip mums reikia, ar nusimetam kuprinę patrulių bazį, kur tai bebūtų šarvas, nesvarbu, kokia tai būtų vietovė, reikia kažkur eiti toliau, daryti vėl kažkokią tai užduotį, tada ir man reikia pasiimti su savim kažkokių daiktų, tada aš ką padarau, pasiimu backpanelį, galiu paimti, prisitaisau ant priekio, persimetu, prisisegu vieną šoną ir ant tie gerai padaryti, kad net nereikia, kur čia prisekt, net nereikia žiūrėti, kur prisekt, aš va įsidedu į ranką, atrandu, pukšt prisisegu ir kuprinytį jo ant nugaros. Ir aš galiu varyti ir tęsti savo darbą. Tai žinau, kad tokias panelės jau naudoja keli ir inžinieriai, kuriem reikia ten visokiausių inžinerinių dalykų sprendimų, ar ten kuo ten prisideda šoktubų ar dar kažko, net neįsivaizduoju. Bet jie naudoja tokius, nes tai iš tikrųjų palengvina labai darbą ir galim viską susidėti, nereikia ten didžiulius kuprinius su savim. Kuprinės, dar kažko, galim susidėti, susikomplektuoti, tai štai tokį backpanelį galim susikomplektuoti pagal savo rolę ir jį tiesiog turėti. Dabar iš tikrųjų norėčiau pasakyti ir ačiū Matui, nes man Matas šiandien parašė, pamatė, kad įkėliau nuotrauką su backpaneliu, kaip stovau su kulkosvaidžiu, parašė, sako, sveikas Jonai, kaip tą backpanelį prisimontuoti prie ekipuotės. Ir aš jam nufilmavau, parodžiau, tai viskas turbūt buvo labai straightforward. Tai dabar lygiai tą patį mes padarysim su šituo backpaneliu, parodysim, kaip užsimontuoti, prisitvirtinti backpanelį prie savo visos šarvinės liemenės. Pasižiūrim. Tai gerai, tai gal visų pirma pradėkime nuo pačio backpanelio, kaip jis atrodo. Tai jis atrodo štai būtent taip. Ką mes turim? Mes turim priekyje molio sistemą, turime velcro lipduką, tada čia yra bent jau du kompartmentai yra, tai yra vienas kompartmentas atsisega, atsidaro pilnai ir viduje jau turime taip pat molę, turime ir pačius velcro, tai čia šitą visą panelę mes galim susikomplektuoti kaip tik norim, tai kas tai bebūtų, dėtuvių, dėklai, medicina, mini kažkokį galim pasidaryti, ar tai būtų, kaip minėjau, inžineriniai sprendimai, kažkokie mažus paketukai sudėlioti su sprukdikliais ar dar kažkuo, vėl nežino, ką ten dar naudoja. Bet tiesiog gali būti, įsivaizduokit, jūs galite čia susitapinti tai, ko jums reikia. Arba jeigu nenorite, jūs tiesiog galite naudoti kaip paprastą kuprinytę, susidėti kažkokią tai maistelio, ar net įsidėti paprastų gėrimų, ne? Kaip pavyzdys. Tada turi dar, vat, būtent čia vat, turi tokį skyrių. Čia galim įsimesti camelbacką, yra padarytos skylutės žarnai ir įsitraukti savo camelbacką. No, tai iš tikrųjų labai kompaktiška, labai profilis irgi vėl yra plonas, jeigu jinai būtų tuščia, tai mes iš tikrųjų galėtume jos ir nenusiminėti, tiesiog naudoti su liemenė ir su kuprinė. Tai profilis tikrai yra labai, kaip matot, plonas. Gale turim lygiai taip pat, turim ir tas pačias šleikas, turim, kad jeigu mes norėtumėm, mes jas galėtumėm per molę, matot, yra visokiausių išpjovimo skirtingom molės sistemam, kad išeitų jums persiverti per viską, bet lygiai taip pat yra štai molio šitie dirželiai, ne, PAL System, tai tiesiog galim taip pat prisimontuoti ją ant liemenės, kad jinai visą laiką būtų primontuota ant liemenės ir nenuimt. Bet lygiai taip pat ateina būtent štai tokia harnės sistema, tai visą šleiko sistemytę, ne, tai turim aukštai du ir šonuose du. Taip. Tada į komplektą taip pat įveina ir būtent štai tokie laikikliai. Tai būtų du laikikliai, kur yra velcro, štai tokie laikikliai lupsai, ne, tai kur būtų velcro tiesus ir du laikikliai, kur lygiai taip pat yra velcro, tik tiek, kad jis jau yra ant šono. O štai šitaip. Tai kaip šitą visą sistemą prisitaiso prie
šarvinis liemenis. Ne? Bent jau aš taip prisitaisiau prie liemenės, tai kur turim štai būtent velcro ir tiesų laikiklį tokį, tai labai paprastai mes paimam ir mes galim, čia kadangi aš būtent naudoju Karo Tactical liemenę, tai jinai čia turi jau tokius laikiklius ir štai turi būtent štai šitą elastingą pusę, ne, kur prie laikiklių yra paslėpti. Bet jeigu tai būtų ne Karo Tactical liemenė, mes vis tiek turime dažniausiai molio sistemą, ne, yra lazerių išpjauta, tai ne lazerių būna išpjauta, bet turime štai tokias skylutes. Tai kaip šitas dalykas montuojasi? Visų pirma, mums reikia pažiūrėti, kur montuotis. Tai aš montavausi, aišku, arčiau, kad šleikus čia pasijungtų. Ir viskas yra labai paprasta. Mes paimam, tiesiog visą laikiklį prakišam. Dabar, bent jau aš kaip dariau, tai aš kišau iš apačios, štai šitaip, ne, kad velcro eitų kad velcro žiūrėtų į liemenę. Prakišam, ne, ir tada tiesiog paimam, užklijuojam ir užsukam, kad pasislėptų visas laikiklis, kad užsiklijuotų. Ir štai, laikiklis jau yra primontuotas. Tai čia labai viskas paprasta. Prisimontavom vienoj pusėje, prisimontavom analogiškai kitoj pusėje. Dabar, kaip mes pradedam šnekėti apie laikiklį, šoninį laikiklį, tai mes jį turim montuoti ant vadinamo cover bando, ne, arba šoninis juostinis linijos. Tai čia lygiai taip pat mes dažniausiai turėsim molę, jeigu nėra molė, tai bent jau, pavyzdžiui, 511 taktekas liemenės originaliais ateina vientisais laikikliais, kurie yra iš gumos tokie biški, jie tamprus, ne, tai mes galim lygiai taip pat apsukti ir prisimontuos. Bet dažniausiai mes turėsim ant to vadinamo cover bando, turėsim būtent molės kilputes, tai lygiai analogiškai. Mes paimam ir kaip mato, čia prisisuka viskas, ne? Tai čia pažiūrim, aš palikau vieną laisvą nuo priekio, tai lygiai čia tą patį padarau analogiškai. Čia šitie yra biški sunkiau, nes bent jau šitie cover bandai, kaip minėjau, jie yra prototipiniai, bet gal aš jau esu juos pratempęs, tie naujesni, tai biški yra sunkiau užkišti, tai tenka padirbėti, bet lygiai taip, ką mes darom, kur yra jau velcro, tai žiūri į viršų ir tiesiog prakišam pro molio sistemą, prasikiša ir tada, ką darom, užlenkiam ir tiesiog užklijuojam. Ir čia žinau, kad man buvo, nes aš nenoriu, kad pasiliktų štai būtent toks dalykas. Ir čia jau tenka biškį padirbėti, aš gal šiek tiek atlaisvinsiu, nes aš noriu jį užsukti absoliučiai visiškai, kad jisai sulystų ir į molę ir nepasiliktų nieko, ir aš taip padarau. Va, ir laikiklis jau yra pritvirtintas. Ir tiesiog labai paprastai, kaip jau rodžiau video, užsideda šitą, prisitvirtina laikikliai, kuprinė persimeta per viršų, ir tada mes tiesiog prisegam čia vieną, ir prisegam čia vieną. Ir štai turim visą sistemą užmontuotą ir greitai sumontuoja su būtent šitais laikikliais. Tai viskas žiauriai paprasta. Taigi, bičiuliai, tiek būtų iš tikrųjų apie štai būtent šitą Karo Tactical gaminį, tai Robis back panelį, galinį nugaros, arba kitaip vadimas nugaros modelis, ne? Tai dabar, kuo dar pasižymė Karo Tactical, tai visų pirma, kodėl labai dažnai susiduriu su klausimais, kad jų produkcija iš tikrųjų yra ganėtinai brangoka, ne? Nes mes lietuviai dažniausiai viską norim pigiai pasimti, bet reikia suprast, kokios medžiagos čia įveina, ten nepradedam šnekėti, bet kad kur dūra čia, žinai, medžiaga yra, bet apie visus, kad japoniškai YKK šitie, kaip pasakyti, virvutės, užsegtukai, tada NIRas, ne, tai NIR infrared, ne, NIR infrared detectable. Tai NIRas, kad yra, tai vadinasi tiek užsegtukai, tiek pati medžiaga, tiek netgi ir užsegimo plastikai, ne, jie yra, ta prasme, yra iš NIRo, ta prasme, žiūrint per visus naktinių matymų prietaisus, jie neįsiskirs iš gamtos, jie nešešeliuos, kaip pasakyti, ne tai, kad nefotonuos, bet, jie neįsiskirs, ta prasme, jie nešvies.
Tai galėsim šito šiek tiek vėliau išbandyti visus palyginimus vienų liemenių, palyginus Karo Tactical ir kaip ta visa technologija veikia ir kaip nieks neįsiskiria. Tai vien dėl to iš tikrųjų ganėtinai tos prekės Karo Tactical yra nepigios, nes ir laiko įdėta, ir filosofija įdėta, nes tai nėra dar vienas kuprinytė, ne? Tai yra problemos sprendimas. Yra problema, bum, išspręsta. Tai tuo ir pasižymi Karo Tactical, todėl jie man šiaip labai ir patinka, nes jie galvoja kaip operatoriai, galvoja kaip palengvinti operatorių darbą, kaip palengvinti karių darbą ir kaip padaryti, kad ekipuotė jinai būtų efektyvi ir turėtų daugiau negu vieną paskirtį. Tai bičiuliai, tiek iš šitų video, ačiū Jums ir ką, užsukite į Karo Tactical, pasižiūrėkite šitos backpanelius, tikiuosi šitas video pagelbėjo ir Matas jau per šitą video paskambinau Matui, pasišnekėjom per video ir padėjau jiems susistapinti savo backpanelį, kad prisimontuot prie liemenės. Tai tikiuosi šis video pagelbės ir Jums, ačiū Jums ir ačiū Matui, kad užprašė tokio video. Iki.